sveikinasi Nematomas pasaulis autorė. Šiandien, kaip ir visuomet, pristatysiu Jums tikras istorijas potyrius, kurias išgyveno ir patyrė mūsų klausytojai. Taip pat keli potyriai iš autorės gyvenimo. Klausytojos Renatos istorija. Renata pasakoja, prieš gerų jau kažkur 10 metų susipažinau su vienu vaikinu. Per pirmąją pažintį kažkas mane neramino, o nuojauta kuždėjo išeiti iš pasimatymų. Bet jis mandagiai pakvietė pasivaikščioti ir iš to mandagumo sutikau. Praleidome kelis pasimatymus kartu, o tada vieną dieną jis mane pakvietė atvykti pas save į svečius. Aš vairavau automobilį. Atėjo ta diena, susiruošiau į netoliese už Vilniaus ribų esantį priemiestį, kurį pažinojau, bet nebuvau ten niekada buvus viena. Aš sutikau. Viskas gerai, važiuoju. Tas priemiestis apie 15-20 km nuo mano gyvenamosios vietos. Kelio buvo kažkur geras pusvalandis. Važiuoju pažįstamu man keliu ir galiausiai suprantu, kad pasiklydau. Lygiame pažįstamame man kelyje ir vietovėje pasiklydau. Nusukau nuo kelio, apsisukau, galvodama, kad gal prašokau posūkį, bet ne, važiuoju ir vis ne ten atvažiuoju. Tai buvo daug tokių bandymų, taip klaidžiojau apie 20 gerų minučių. O posūkio, kuriame turiu atsidurti, vis nerandu. Susiskambinau su tuo žmogumi pagaliau ir taip ant ryšio vos ne vos sunkiai ir klaidinančiai pasiekiau vietą. Ilgai galvojau vėliau, kasgi taip trukdė man kelyje ir nenorėjau, kad atvykčiau iki to žmogaus. Kelias vedė ne pas jį, o kad nepasiekčiau jo. Ir tas buvo ne veltui, kaip parodė laikas ir gan greitai. Jau sekantį kartą aš supratau, kad tas žmogus turi labai didelę bėdą. Jis buvo alkoholikas su patirtimi ir galintis pakelti ranką prieš moterį. Štai todėl mane saugantis angelai ar aukščiausiosios jėgos bandė visaip nukreipti nuo to žmogaus, kad net jo nepažinčiau. Ačiū tariu toms jėgoms ir apsaugai, kad rūpinasi manimi. Prisimenu tą dieną dažnai. Man jos neužmiršti niekada. Dar vienas Renatos potyris. Kai mirė tėtis, tąnakt bute skambėjo stacionarus telefonas. Nemobilus, mes turėjome stacionarų. Tas skambutis buvo labai neįprastas. Jo garsas buvo daug tylesnis, o skambėjimas perpus trumpesnis. Toks švelnus čirškėjimas. Taip telefonas namuose niekad neskambėjo. Mes negirdėjom tokių telefono garsų. Buvome dviese su mama. Nemiegojome, nes dienos įvykis sukrėtė ir galvojome tik apie tėčio išėjimą įvykusį prieš kelias valandas. Telefonas skambėjo, o mes su mama, žiūrėdamos vieną į kitą, tylėjome. Tiesiog tylėjome. Abi jautėme ir supratome, kad skambutis ne iš šio pasaulio, kad tai tėčio skambutis. Nes jis nespėjo prieš mirtį pasakyti nieko, atsisveikinant su mumis. Jo mirtis įvyko staigiai, netikėtai. Abi su mama buvome tokios nesuprantamos būklės ir skausme, ir gedule, ir vis dar negalėjome patikėti. Kažkoks sąstingis buvo apėmęs. Ragelio mes taip ir nepakėlėme, neatsiliepėme, nežinau kodėl. Šiai dienai tai atrodo kitaip. Galbūt reikėjo atsiliepti, pakelt, paklausyt. Sėdėjome ir klausėmės, kaip skamba, kaip nutyla. Susižiūrėjome tik tai ir
Apsikeitėme mintimis, kad suvokiame vienodai, kad tai tėtis skambina. Sekanti istorija yra klausytojos Nijolės. Tokie atvejai dažnai kartojasi mano gyvenime, pasakoja Nijolė. Kaip aš tai supratau? Mano pirmas kartas buvo toks. Vieną rytą, tuomet buvo žiema, turėjau važiuoti į paskaitas, nes buvau studentė. Atsikėliau ryte, turėjau išvirti didelį puodą šiltos košės šunims. Auginome 2 Kaukazo aviganius. Virdavau košę ne vienam kartui ir tai buvo didelis puodas mėsos ir kruopų. Pradėjau virti. Atėjo laikas suberti kruopas. Paėmiau į rankas pakelį kviečiu, kad suberti puodą, o jis iškrenta ant žemės man iš rankų ir pabyra po visą virtuvę. Gerai, paėmiau kitą pakelį ir šis, nežinia kokiu būdu, išslydęs iš rankų krenta ant žemės ir pabyra. Trečias pakelis, ir ką jūs galvojate, ir šis lygiai taip pat atsiduria ant grindų. Man rankos nedrebėjo, aš stipriai laikiau pakelius, bet juos lyg nematoma jėga išstumdavo man iš rankų. Šios istorijos esmė tokia, kad tą dieną išvykusi iš namų, aš pakliuvau į avariją. Žiema, slidu ir atsitiko autoįvykis. Supratau po visko, kad tai nematoma jėga norėjo mane tiesiog apsaugoti, kad neeičiau iš namų ir visaip bandė mane sulaikyti. Susiejau tuos įvykius ir jų reikšmingumą tik dar po kelių kokių panašių situacijų, kai man neaiškiom aplinkybėm byrėjo ir krito iš rankų. Ir tai nesutapimas, o tikriausia tiesa, kuri vyksta mano gyvenime iki šiol. Jei tik nesiseka nuo pat ryto kažkas, stengiuosi niekur neiti, nevažiuoti, arba jeigu jau labai reikia, prašau, kad mane nuvežtų. Žinau, kad mane saugo dangus ir kaskart už tai jam padėkoju. Savo įdomių potyrių pasidalino su mumis Stanislava. Ji pasakoja, buvau jauna ir pasiėmusi savo sūnų, kuriam tuo metu buvo 3 metukai, išėjome pasivaikščioti mišku. Nuėjome gan toli, kur žmonių jau nesimatė ir nesigirdėjo. Tai ir šiaip, tuo metu išvis nemačiau miške jokių žmonių. Mažylis nubėgo kiek į priekį, o aš lėtai pėdinau iš paskos, nepaleisdama jo iš matymo. Staiga išgirdau savo už nugaros artėjantį automobilį. Atsisukau pasižiūrėti. Tas automobilis sustojo už kokių 20 metrų nuo mūsų ir iš jo išlipo 2 kresno sudėjimo vyrai. Kas mane labai nustebino, jie buvo apsirengę juodais kostiumais ir baltais marškiniais su kaklaraiščiais. Jie išlipo ir tvirtais, užtikrintais žingsniais pajudėjo link manęs. Ėjo konkrečiai žinodami, kur, o jų taikiniu buvau aš. 20 metrų nėra didelis atstumas. Aš vis ryškiau mačiau jų veidus, ryškėjo šalti ir bauginantis jų bruožai ir žvilgsniai. Ir mane apėmė nežmoniška baimė. Vaikas mano buvo labai arti manęs ir irgi jau buvo sustojęs ir stebėjo. Šių žmonių veidai man kėlė didelę, ne tai kad baimę, o gyvulišką baimę, kai negali pajudėti. Gyvenime aš esu tikinti moteris. Kreipimasis į Dievą man nėra svetimas. Viskas, ką tuo metu aš sugalvojau, buvo paprašyti Dievo pasigailėti ir išgelbėti. Staiga į mano galvą atėjo griežtas paliepimas, kaip įsakymas: rėk, garsiai rėk. Aš surėkiau, tačiau nepamenu ką. Ar tai buvo tiesiog kažkoks garsas, ar aš surėkiau kokį vardą ar sūnaus ar savo vyro, nepamenu, bet surėkiau ir garsiai. Po mano tokio šauksmo, man už nugaros garsiai
atsišaukė vyriškas balsas. Jis nuaidėjo tiesiai man prie ausies ir iš už mano nugaros, visai šalia, arti. Man atsišaukė vyras, kurio niekur nebuvo, aplink nesimatė, o jo balsas buvo labai labai arti. Tuo momentu tie du vyrai jau buvo labai netoli mūsų. Vienas judėjo link manęs, kitas link mano sūnaus. Ir staiga, po šito suaidėjusio vyriško šauksmo, jie kaip po įsakymo apsisuka ir greitų žingsnių grįžta prie savo automobilio. Sėda ir išvažiuoja. Aš paėmiau vaiką ant rankų, apsižiūrėjau ir nemačiau nieko. Aplink nebuvo nei dvasios. Buvo tyla ir jokių žmonių. Iš šito miško ne tai, kad bėgau, skridau su vaiku ant rankų, o greičiau namo. Grįžusi namo drebėjau ir verkiau iš to siaubo, kurį patyriau. Kai nusiraminau, aš galėjau suvokti tik vieną, kad mane ir mano vaiką tikrai apsaugojo Dievas. Kito paaiškinimo nerandu. Praėjo jau virš 20 metų. Negaliu to pamiršti. Nuolat dėkoju Dievui už viską ir už tą dieną irgi, nes tik jo dėka neįvyko kažko baisaus. Reiškiasi, mes su savo sūnumi turėjome gyventi toliau. Šiandien mano sūnus yra žinomas vieno Lietuvos miesto teisėjas ir turi 2 labai gabius ir talentingus vaikus. Toliau girdėsite 2 istorijas nuo pačios autorės. Taigi, pirmoji istorija apie draugės butą. Kartą mano draugė kraustėsi į nuomojamą butą. Aš padidinėjau. Pradėjome nešioti daiktus ir įėjus į butą pradėjau jausti, kad jame dar visai neseniai gyveno žmogus, o konkrečiai jaučiau pagyvenusio vyro energiją. Bet draugė nieko nežinojo apie šio buto istoriją. Šeimininkai pasakė, kad jis ką tik atsilaisvino ir viskas. O man vis tame bute buvo jaučiamas senolis. Po to, kai sunešėme visus daiktus, atvyko šeimininkai. Kol jie bendravo su mano drauge, aš tyrinėjau butą ir ėjau ten, kur labiausiai jaučiau senolio energiją. Jie atvedė mane į nedidelį kambarį prie lovos. Viską tada ir supratau. Kai grįžau pas visus į kitą kambarį, lyg klausimų teiginių pasakiau, kad čia dar visai neseniai gyveno senučiukas. Ir mirė anam kambarį ant lovos. Nurodžiau kurios, nes buvo kelios. Žinoma, šeimininkai išsižioję žiūrėjo į mane labai keistai, bet patvirtino, kad prieš 2 savaitės palaidojo moters tėtį, kuris ir mirė šiuose namuose ant mano nurodytos lovos. Teko man būti pas savo draugę tame bute ir vėliau dienoti bei nakvoti. Tačiau jokių neįprastų dalykų neįvyko. Bute buvo tylu ir ramu, nors labai norėjosi sulaukti kažko daugiau. Tikriausiai senolis tinkamai nugyveno savo gyvenimą iki pat paskutinės dienos. Sekanti istorija apie kitą mano draugę, kurios namuose įvyko vienas atvejis. Istorija įvyko prieš 4 metus. Laikotarpis sausio vidurys. Visą dieną prabuvau pas savo netoliese gyvenančią draugę. Bendravome, aptarinėjome gyvenimą, kažką veikėme. Jos namuose vis dar stovėjo neišrinkta eglė, dar jautėsi šventinių nuotaikų atgarsiai. Vakarop išėjau namo. Buvo kažkur po 18 valandos. Arčiau 21 valandos aš jau susiruošiau eiti gulti ir pasižiūrėti TV. Atsiguliau. Jaučiu, kad kažkas neramina. Gulėti ramiai negaliu. Mintis sukasi apie draugę ir jos namus. Po 5 minučių nerimo mane jau pakėlė iš lovos mano mintis. Galvoje skambėjo: renkis, eik pas savo draugę. Galvojau savo: na juk neseniai grįžau iš jos, kodėl vėl ten traukia ir neša. Na kitaip pasielgt negalėjau. Apsirengiau ir išėjau pas ją.
kelio apie 10 minučių pėstute. Laikas kažkur po 21 valandos. Atėjau. Jį nustebus, bet pakvietė užeiti vėl. Jos šeima dar nesiruošė eiti ilsėtis, kiekvienas šeimos narys, vyras ir sūnus veikia kažką savo, kas kur. Nieko per daug draugiai neaiškinau, kodėl atėjau. Tiesiog pasakiau, kad taip panorėjau dar prieš naktį pasivaikščioti, na ir užėjau. Man nusirengiant koridoriuje ateina iš kambario draugės vyras. Tuo metu, kai aš įžengiau į jų namus, vyras ruošėsi eiti į namo rūsį, kuris buvo po namu ir patekti į jį galima buvo perėjus visą didelį kambarį pro papuoštą eglutę. Man atsiradus namuose, vyras jau buvo padaręs kelis žingsnius link rūsio, o rūsy buvo įrengta katilinė. Jis planavo nakčiai pakrauti katilą. Staiga jis pakeičia kryptį ir ateina prie manęs su kažkokiu, gan kvailoku klausimu. Jūs užklausė, ar aš netyčia neturiu su savimi USB. Tai toks duomenų saugojimo flešiukas. Mes nusijuokėme net su draugė, kad rado ko klausinėti dabar, lyg kišenėje nešiočiaus tokius dalykus. Tas mus visus prajuokino ir visi trise pajudėjome link namo vidaus iš koridoriaus. Aš su draugė turėjome eiti į virtuvę, o vyras per didelį kambarį į rūsį. Spėjome padaryti porą žingsnių, kai įvyko sprogimas. Galingas sprogimas, išnešęs rūsio duris į kambarį. Durys atsitrenkė į sieną, o iš apačios smogė didelė banga jėgos, kuri apvertė namus. Pasijutome lyg kare. Spėjau tik užfiksuoti savo šoninių žvilgsnių, kaip galingas sprogimo banga kažkur nunešė eglutę. Namai pradėjo skęsti dūmuose. Išsigandome visi, tačiau panikos išvengėme. Sąmoningai supratome, kad gali kilti gaisras. Išbėgome iš namų. Draugės vyras suprato, kas atsitiko, paėmęs gesintuvą šoko į vidų. Liepsnos didelės nebuvo, tik daug pelenų ir dūmų. Rūsyje sprogo katilas. Namo konstrukcija vietomis įskilo, o visus namus matėsi sprogimo padariniai. Visa laimė, namas buvo draustas. Tragedijos neįvyko. Visi mes greit supratome, kodėl mano atsiradimas jų namuose buvo reikalingas. Neateik man, vyras būtų nusileidęs į rūsį. Tuo metu ten jau brendo reikalas. Jis nebūtų likęs gyvas, arba būtų labai stipriai sužalotas. Rūsis buvo suniokotas. Katilą išplėšė iš vietos ir nutrenkė į priešingą sieną, o visos rūsio sieninės perdangos sugriuvo. Kartais ne iš dangaus nusileidžia angelas sargas. Tai gali būti tiesiog žmogus. Mes visi esame Dievo dalimi ir atnešame kitiems stebuklus, bei vienas kitam esame angelai sargai. Šiandien tiek. Lauksiu ir jūsų potyrių elektroniniu paštu nematomaspasaulis x@gmail.com. Iki.